Mes investuojame savo laiką, mes investuojam savo lėšas, mes mokinamės, mes skaitome knygas, mes klausomės paskaitų, mes dalyvaujame mokymuose ir seminaruose. Bet neretai pasižiūrėjus iš ilgalaikės perspektyvos, mūsų rezultatai nėra tokie dideli. Galbūt kartais mums pavyksta trumpam periode išspręsti vieną ar kitą problemą, vieną ar kitą iššūkį, bet ilgalaikėje perspektyvoje mes pasigendame apčiuopiamų ir tvarių rezultatų. Kodėl taip yra? Norėčiau pakalbėti kaip tik šiame video. Tai yra ištrauka iš mano vesto seminaro apie atsakingą saviugdą, kuriame aš pasakoju apie žinių įsisavinimą. Tai yra, aš kalbu šiame video apie tai, kokiu būdu gaunamos žinios lieka mūsų viduje ir tikimybė, kad jos ten liks ir bus įsisavintos, yra pakankamai didelė. O kokiu būdu gaunamos žinios yra, viso labo laisvalaikio praleidimo forma, kur taip, ūkiškai tariant, per vieną ausį ėjo, per kitą išėjo. Bet įdomumas tame, kad mes būtent šiam būdui ir šiam žinių gavimo metodui teikiame daugiausia laiko. Taigi pasižiūrėkime, kas nutinka, kaip pakeisti, į ką reikėtų keisti galbūt mūsų žinių įsisavinimą. Galų gale ne kiekvieno iš jūsų profesija yra domėtis tokiais reikalais ir gali būti natūralu visai, kad jūs apie tai net neįtarėt ir tiesiog mokinatės taip, kaip mus mokino nuo mokyklos laikų. Mano vardas Šarūnas, aš daugiau negu 20 metų padedu žmonėms jų saviugdos kelyje, esu DFB metodikos vedantysis instruktorius, coachingo magistras. Taigi kviečiu į šį epizodą ir linkiu jums atsakingos saviugdos, atsakingos kelionės į savęs pažinimą. Pažiūrėkite šį video iki pabaigos, tam, kad suprastumėte, kas yra aktyvus ir pasyvus mokymas, o tiem, kam bus įdomu ir aktualu, video pabaigoje laukia maloni dovanėlė. Gražaus žiūrėjimo. Taigi, kasgi čia nutinka, jeigu mes truputį giliau pakastume? Amerikiečiai, toks National Training Lab, padarė tyrimą, daug mokymų, labai daug įvairiais kampais susistemino, o kasgi ten lieka po to? Nuo skirtingų pateikimų, nuo skirtingų dalyvavimų. Kas lieka? Tai galit pasižiūrėti žinių įsisavinimo piramidę. Jeigu jūs tiesiog klauso, 5 procentai. Jeigu jūs skaitote, dar prisideda vizualinis kanalas, iki 10 procentų. Audiovizualinis pateikimas, rodau, kalbų ir visa kita, padidina truputėlį tą žinių įsisavinimą 20 procentų. Čia juokas juokais, bet apie tos, kada mes ten klausomės fone, kai tuo metu dar kažką darome, tai jūs turit būti jau ten labai rimti dėmesio specialistai, kad jums kažkas liktų. Vėlgi, kiekvienas turi savo hobių ir jeigu mums faina klausyti kažką, tai ir mes ten tebūnė vieną ar kitą frazę pagausim ir mums tinka, bet kada mes kalbam apie mokymasi, kada mes ateinam ugdyti įgūdžių, kada ateinam mokintis, o ne tiesiog šiaip fone klausytis, vieni seniau klausydavo radio taško, mūsų turbūt ten tėvai ir seneliai, būdavo kambarį radio taškas ir jis amžinai kažką pasakodavo, jeigu atsimena tokius laikus, tai jie vieną ausį į kitą išėjo, tai galima, aišku, taip ir saviugdos kelyje daryti, bet tai nėra mokymas. Demonstravimas. Vienu metu labai gražiai parodė slidinėjimo instruktorius. Aš su snieglente mokinausi ir po kelių pamokų jisai sako, dabar žiūrėk, ant didesnio ten tokios trasos mes pakilom. Ir jisai sako, dabar sako, tiesiog paskui mane sek. Ir jisai po gal 3 pamokos tiesiog į apačią, aš ten iš strioko paskui jį. Ir jis ten viską sukinė, viską daro, aš viską tą padariau, į apačią nusileidžiu, aš nusileidau nuo kalno, nieko nenukritau, nieko neįvyko, nesusilaužiau, oho. Ir jis taip gražiai atsisuka į mane ir sako, sako, dabar tu žinai, kad tu tą gali. O sako, aš tu linkiu sėkmės, susitart su savo galva. Nes, sako, visa kita liko tavo galvoje. Ir tas, sako, gali užtrukti kiek nori. Baimės, nepasitikėjimai ir visa kita. Bet man ne tai, kad jis pademonstravo, jis manimi pademonstravo. Pagavęs mane ant strioko, kad aš negaliu nuo jo atsilikti. Ir viską, ką jis mane mokino tas kelias dienas, jisai paėmė ir sudėjo į vieną vietą. Bet tai buvo toli iki mano įgūdžio. Tarsi aš dar pats savarankiškai tiek, kad pasitikėdamas savim, dar padaryti tuo metu nelabai galėjau, bet aš jau negalėjau abejoti, kad tai yra įmanoma. Kadangi seminaro pačio metu tai buvo tik viena iš daugelio temų, aš labai giliai nejau ir labai daug pavyzdžių nepateikinėjau,
Tai gal truputėlį pareziumuoti iki šitos vietos, apie ką mes pasiklausėme, tai yra klausimas, tai yra skaitimas, tai yra audiovizualinis pateikimas ir tai yra demonstravimas. Na, paimkime paprastą pavyzdį su maisto gamyba. Taip, įsivaizduokite, jūs tiesiog klausote, einate ausinėse, klausote ir jums pasakoja apie kažkokio patiekalo gamybą. Taip, jeigu jūs pažengę, jeigu jūs gerai susigaudote ingredientuose, iš ko tai susideda, kokios ten detalės, kaip vyksta, ne, gal jums bus ok, kai jūs gerai susigaudote. Skaitote, jo, jūs galite skaityti receptų knygą ir receptų knygoje jums gali būti absoliučiai viskas aišku. Bet pavyzdžiui, mano patirtis, kai aš buvau labai jaunas ir norėjau nustebinti savo šeimą savo gamybos patiekalu, baigėsi net nepradėjus jo gaminti. Aš atsiverčiau tokią storą, ten dar sovietinių laikų kažkokią receptų knygą, pradėjau gilintis į receptą, kuris man buvo įdomus, iš ko susideda ir taip toliau, viskas labai gražu ir kurioj vietoj viskas baigėsi, ties vieta prieskonių dėti pagal skonį. Aš visiškai neįsivaizduoju, ką reiškia 4 asmenų šeimai gaminant patiekalą dėti prieskonių pagal skonį. Čia druskos kiek, šaukštelis, sriubinis šaukštas, sauja. Aš nenoriu rizikuoti ir neturiu galimybės rizikuoti, kad aš pagaminsiu ir bus persūdyta ar bus kaip tik nepasūdyta. Tai žinokit, ir baigėsi, nebuvo YouTube, nebuvo su kuo pasitarti, tai turėjo būti mano toks surprizas. Ir tas surprizas baigėsi ties tom, kad aš neįveikiau tokio recepto. Vadinasi, tas receptas buvo skirtas labiau pažengusiam gamintojui, kuris jau puikiai susigaudė, kiek iš tikrųjų reikia dėti prieskonių pagal skonį. Kitą turėjau nuotykį, kurį prisiminiau, mane išsiuntė vieną kartą į parduotuvę ir šalia visų kitų dalykų, kuriuos reikėjo nupirkti, ir tai buvo didelis prekybos centras, buvo viena žolelė. Aha, aš galvoju, okei, aš nelabai žinau iš tikrųjų, kaip jinai atrodo, bet galvoju, ką, taigi nueisiu ir rasiu. Nueinu aš į didelio prekybos centro supermarketo daržovių skyrių, ateinu aš prie tų žolelių visokių, kur ten sudėta nuo krapų iki ko tik nori. Na ir ką, pradedu skaityti, praleidžiu ten kelias žolelės, kurias aš žinau, visų kitų aš nežinau, kaip atrodo, negaliu, nes vizualiai nežinau, kaip atrodo, žinau tik pavadinimą. Ir skaitau, perskaitau aš visą tą skyrių tų žolelių, nėra. Skambinu, sakau, klausyk, brangioji, nėra. Juokėsi, sako, kaip taip gali būti, negali būti, sako, kad tokio dydžio supermarkete nėra to dalyko. Sakau, nėra, aš jau viską žiūrėjau, sako, gerai, jung man kamerą. Aš jungiu kamerą ir girdžiu juoką kitoje pusėje telefono, sakau, kas čia tokio juokingo, tu sako, kur stovi? Sakau, daržovių skyriuje, prie žolelių, taigi va, prašau, 2 vitrinos žolių. Juokėsi, kvatoja, sako, čia prieskonis. Tai sakau, taip, va, prašau, prieskoninės žolelės. Ne, sako, tau reikia į prieskonių skyrių, sako, jinai yra džiovinta ir jinai yra įpakavime kaip prieskonis. Va, tai prašau, aš nežinojau, aš perskaičiau, man tas pavadinimas nieko nepasakė, aš atlikau krūvą veiksmų, pasirodo, tai buvo ne tai, ko iš viso reikėjo. Tai kartais tos instrukcijos, kada jos yra parašytos, kada mes jas skaitom, kada mes jų klausome, jų nėra gana. O tokioj kelionėj kaip saviugda mes patys prisigalvojame, ką mes supratome. Mes patys prisigalvojame, ką autoriai turėjo omeny. Kodėl? Todėl, kad mes neturim galimybės, pavyzdžiui, net padiskutuoti. Ir tai jau yra sekantis momentas, apie kurį aš kalbėsiu toliau šiame epizode, tai yra diskusijų grupė. Bet grįžtant prie mūsų recepto, tai įsivaizduokit, mes pasiklausėme, jo, jeigu mes nelabai įgūdę, mums miškas pilnas. Mes paskaitėme, mano atveju, dėk prieskonių pagal skonį, ir neaišku, ar sutrink, sumalk, kiek, kaip stipriai, kiek smulkiai, žodžiu, gali ten kilti visokių klausimų. Mums pademonstravo, okei, faina, mes pamatėme galbūt kažkokį video. Ir čia jau priklausys nuo kokybės pačio video, kiek detaliai ten gali paaiškinti ir kiek aš pats turiu suvokimo ir žinių, kad man suprasti, ką man tame video demonstruoja. Nes aš neturiu atgalinio ryšio, aš negaliu pasidiskutuoti, pakalbėti su tuo, kuris daro, kuris kūrė tą video, kad man tiksliau įsiaiškinti, ar aš teisingai supratau vieną ar kitą veiksmą. Nors tiesą pasakius, aš girdėjau, kaip vienas šefas bendravo su kitu apie kažkokio super populiaraus patiekalo gamybą, kurį ir vienas ir kitas gamino labai labai daug kartų,
Bet tą patirtį, kurią perdavinėjo vienas kitam, aš mačiau iš to žmogaus, kuriam perdavinėjo tą patirtį, reakcijos, kad jis sakė, wow, niekada gyvenime nebūčiau pagalvojęs, kad tai galima daryti tokiu būdu. Taigi, neriam į saviugdą, neriam į sekantį etapą ir pasižiūrime, kasgi už viso to yra, kaip mes galime tų žinių daugiau integruoti į savo vidų. Keliaujam į sekantį etapą. Gerai, bet jeigu mes grįžtam į saviugdos terpę ir ypač, kada eina kalba apie žinias. Diskusijų grupė. Jeigu mes kažką gauname, mes įsitraukiamės, diskutuojame, mes tikslinamės, klausėme, mūsų įsisavinimas padidėja iki 50%. Ypač kas liečia teorinę dalį. Kada mes mokymuose turime teorinę dalį, super reikalingas žmonių aktyvumas. Nes aš bet kada galiu bet ko paklausti, bet ko pažiūrėti, kaip jums sekėsi, kaip kas jums vyko, tam, kad žmogui vyktų procesas. Priešingu atveju jūs galite ten, kaip YouTube metais klausyti, jums gali fantastiškiausias žinias duoti, bet jeigu jūs į tai neįsitraukėte, jos praeina kaip YouTube terabaitai informacijos. Ne, lieka super mažai, va, kaip nuo klausimo 5%. Taip, reiškia, diskusija mums padeda individualizuoti tai, ką mes gauname. Tada mes kalbam apie įgūdžius įvairiausius. Tada jau įeina praktikavimas. Ne, žinių, aišku, irgi praktikavimas yra praktikos, jų praktikavimas. Mes galim klausytis apie nuostabius dalykus, apie meditacijas, bet jeigu mes to nedarom, jeigu mes nesimokinam valdyti dėmesį, jeigu mes nesimokinam stabilizuoti savimonės, mes galim apie tai žinoti nuostabių dalykų, apie savirefleksiją, apie savistabą, apie gilias praktikas, mes, bus super. Bet jeigu mes nepraktikuosim, jeigu mes to nenaudosime, pas mus, ten šansų išeiti iš pasyvaus mokymosi beveik nėra. Taigi, pasyvaus mokymasis yra šita viršūnė, iki diskusijų grupės. Čia mes galime būti super, va taip, rankas susidėję, šokdink dabar čia mūsų, Tai va tie motivate speakers, va jie šitoj vietoje yra pralaužę ledus, nes jie šokdina. Jie iliuziją sukūrinėja, jie rodo, jie šou daro ir visa kita. Ir va tie sėdėdami auditorijoje tokia, girdėjau, aišku, aš ten ką jis išneka, bet gal ir nieko buvo. Žmogus ateina kaip į spektaklį. O spektaklyje jūs esat pasyvus. Jo? Knygos ir YouTube'as yra pasyvus mokymas. Jo, jeigu jūs tiesiog klausot YouTube'o, jeigu jūs tiesiog klausot podcast'ą, jeigu jūs tiesiog skaitot knygas, tiesiog šiaip skaitot informaciją vardan informacijos, tai yra pasyvus mokymas ir jūs esate pasyvus dalyviai visoje toje situacijoje. Todėl tų knygų tiek, todėl tų skaitytojų, todėl tų pirkėjų knygų, kur prisiperka, pasideda ir niekada jų net neatsiverčia po to, ne? Nes, žmogus skaito, o ir yra va čia. O ir kažkas pradeda keistis, kažkas pradeda vykti tada, kada jūs pereinate į aktyvų mokymąsi. Taip, ir va, kas buvo kalbama prieš tai apie įgūdžio stadijas, antra įgūdžio stadija, tiem 2 iš 10, pavadinkime, jie ją ir įveikia, todėl, kad kažkokiu būdu jie patikėjo, jiem taip susidėjo, jie galbūt turėjo gyvenimišką patirtį prieš tai įgūdžių mokinimuose, galbūt jie jau prikasė tos informacijos ir suprato, kad jeigu aš nepradėsiu daryti, nieko nebus. Šaunu, kad pažiūrėjai video iki šios vietos, pabandykime truputėlį pareziumuoti. Manau, kad jau supratai iš šio epizodo, kurį žiūrėjai tik ką, kad vien žinios arba tiesiog klausimas, arba tiesiog skaitimas, palieka labai nedidelę dalį tos informacijos mūsų viduje ir tai yra labai trumpalaikis būdas gauti žinias ir ypač jas panaudoti. Taip, savaime žinios nėra blogai, be jokios abejonės sužinoti, kad įmanoma kažkaip kitaip gyventi, kad įmanoma mokėti spręsti kitaip problemas, kad galima kitaip jaustis. Tai yra labai puikus dalykas sužinoti apie tai, kad tai yra įmanoma. Bet tai, pavadinkime, ir yra toksai kaip skrajutė, kaip renginio reklaminė skrajutė. Taip, arba kaip mes restorane vartome meniu ir skaitome apie patiekalus. Tai nėra pats patiekalas, tai nėra pats koncertas.
tam, kad taip gyventi, o ne tik žinoti apie tokį gyvenimą. Kaip jau supratai, mums reikia pereiti į aktyvią mokymosi stadiją. Nes pasyvioj mokymosi stadijoje mes tiesiog kaupiam informaciją. Bet kas čia yra svarbu? Čia yra tokia vieta, kad daugelis žmonių supainioja žinojimą apie tą kitokį gyvenimo būdą, kitokį problemų sprendimą, apie savirealizaciją, apie nuostabų santykį su pasauliu. Supainioja tas žinias su tuo, kad tai realiai, vat, jeigu aš taip žinau, tai vadinasi, aš vos ne ir taip gyvenu. Ir aš su tokiais žmonėmis susiduriu labai dažnai, kada bendrauju su jais ar individualių konsultacijų metu, ar prieš patenkant į mokymus, kad yra ta problema, kad aš sako, jau tiek žinau, aš jau tiek visko sužinojęs, priskaitęs, prisiklausęs, prisiseminarinės, bet kada ateina kažkokie rimtesni iššūkiai, aš nieko negaliu su tuo padaryti. Tai va tai yra visada pasekmė to, kad žinios nėra lygų įgūdžiai. Todėl noriu tave paskatinti, kad šis video neliktų tiesiog pasyvi informacija. Keliauk į komentarus prie šio video, pasidalink, kaip tau tai, ką tu girdi, tai, ką tu išgirdai, kokių tau gal sukėlė klausimų, su kažkuo gal tu sutinki, gal su kažkuo tu nesutinki, kokios tave temos gal domintų ateityje ir tu norėtum apie tai išgirsti. Kaip minėjau šio video pradžioje, ne kiekvieno iš mūsų profesija yra domėtis tokiais dalykais. O mano tai yra profesija, aš tuo užsiemu jau virš 20 metų. Todėl mielai atsakysiu į komentarus, mielai pasistengsiu parengti vieną ar kitą epizodą pagal tai, kas yra įdomu jums. O jau sekančiame epizode iš šio ciklo aš pakalbėsiu apie žinias, apie potyrius ir apie įgūdžius. Koks santykis yra tarp šitų dalykų? Kas nutinka, kada mes investuojam savo daug jėgų į žinias, bet viso kito nėra? Kas nutinka, kada mes keliaujame vien per potyrius ir galbūt nepakanka įgūdžių ir nepakanka žinių? O visokie koncertukai, meditacijos gongiukai ir visokie dalykai tai yra potyriai. Aš galiu patirti ir išjausti fainus dalykus. Bet kaip jie po to integruojasi į mano gyvenimą? Ar jie susipina su mano kasdienybė ir tampa mano pamatu? Ar tai pradeda atskirinėti pasaulius? Yra kažkoks tai neva tas kitas pasaulis? Toks visas įdomus, toks visas tokiais patyrimais, su tokiais įdomiais žmonėmis ir yra, kaip kartais kiti sako, normalus gyvenimas. Tai ar yra tas normalus ir nenormalus gyvenimas ir kaip mes patys pasidarome tą gyvenimą normalų ir nenormalų. Nors visa tai galėtų apsijungti ir tapti mano gyvenimu. Prenumeruok šį kanalą, padėk varpelį, kad gautum žinutę, kada tas video pasirodys. Šis video tau naudingas. Padėk laiką, kaip ir minėjau, parašyk komentarą, kad tai būtų dvipusis eismas, kad tai būtų bent jau kažkas panašaus į diskusiją, į pasidalinimą, į atgalinį ryšį. Taip pat video aprašyme rasi mano socialinius tinklus, Instagramą, Facebooką, kuris tau patogesnis. Ten aš dalinuosi irgi įdomiais, trumpais video. Pavyzdžiui, galima rasti apie saviugdos etapus. Kas yra pirmas saviugdos etapas, kuriame daugiausia žmonių užstringa, kaip pereiti į antrą saviugdos etapą, kokie iššūkiai laukia mūsų sekančiam saviugdos etape ir kodėl tik tai 2 iš 10 žmonių pereina į tą antrą etapą, o 8 iš 10 užstringa pirmame. Tai trumpos žinutės apie tai yra mano socialiniuose tinkluose. Su tavim neatsisveikinu, mes internete, panaršyk šį kanalą, pasidomėk jo turiniu, jame jau yra daug įdomių podkastų apie saviugdą, įdomių temų, tokių kaip pavyzdžiui, kodėl sustoja vidinis augimas, nuostabių praktikų gilių apie vidinę ramybę, apie susitikimą su savo vidiniu aš. Išbandyk jas, kad tu labiau suprastum, į ką turi būti orientuota profesionali saviugda. Na, o tiem, kas norėtų padaryti realų proveržį savo asmeniniame augime, juos skatinu užeiti į šio video aprašymą, susirasti nuorodą į mano rengiamus mokymus, užpildyti anketą
ir aš pakalbėsiu su tavim individualiai. Tam, kad mes abu suprastume, ar tikrai tie metodai, tos praktikos ir ši saviugdos sistema gali padėti būtent tau. Ir tik tuo atveju, jeigu mes abu įsitikiname, kad tai gali būti veiksminga, kad tai gali duoti apčiuopiamus ir ilgalaikius rezultatus, tik tokiu atveju aš registruoju žmogų į mokymų grupę, jeigu jisai to pageidauja. Taigi, mokykis atsakingai, domėkis atsakingai ir tada savęs pažinimo kelionė bus nuostabus nuotykis, kuris papildys tavo gyvenimą naujomis spalvomis, naujais įgūdžiais, naujais sprendimo būdais ir nauja savirealizacija. Ir tu tada tikrai galėsi pradėti kurti savo asmeninį gyvenimą iš savo vidaus. Oi, grįžtu trumpam, vos nepamiršau. Pradžioje video žadėjau dovanėlę. Tai tie, kas norės ateiti į mano organizuojamus mokymus, jums, kaip šio video žiūrėtojams, skiriama papildoma 50 eurų nuolaida nuo tuo metu galiojančios kainos. Tai rašykite komentaruose registracijos anketoje, kad žiūrėjote būtent šį video ir pasiimkite savo papildomą nuolaidą, jeigu sugalvosite prisijungti prie atsakingos saviugdos mokymų, tai yra DFB ugdymo sistemos mokymų. Laukiu jūsų ir dabar jau tikrai iki.